Labą dieną visi iš mažosios Lietuvos laukų. Šiandien apžiūrim pas mus puikų rapso pasėlį su kolega Ryčiu. Tai atvykus pas tavęs svečius, pirmas klausimas man, kaip dėl panaudojimo būtent tų biostimuliatorių, kada jos reikėtų naudoti, kokiomis normomis, kiek vandens. Tai tokie natūraliai paprasti klausimai. Tai kalbant labai tada iš pat pradžių, daug tokių klausimų sulaukėm ir iš agrovizijos. Agrovizijos metu ūkininkai uždavinėjo. Tai pirmiausiai pradedam laikotarpis, ruduo, augalai auga, pas mus priklausomai kur, būna laukų, kur vėlyvą sėja dar tik tai 4 lapai užaugęs, yra laukų, kur jau ir 7-8. Optimalus laikotarpis panaudoti preparatą U3N pas mus yra 4-6 lapai. Tai šitam laukiai yra, kaip sakant, pats gazas. Einam toliau. Antras klausimas pas mus tada yra, kokią normą preparatą naudojam. Tai kalbant apie normą, pas mus yra 333 gramų į hektarą. Preparatas pakuojamas po 3 kilogramus. Vieną pakuotę pas mus 9 hektarų nupuršti. Einam sekantį žingsnį. Labai dažnai užduodamas klausimas, su ko galiu maišyti, su ko negaliu. Labai paprastas atsakymas, einu į elektroninį puslapį corteva.lt, įeinu į produktą, įeinu į suderinamų, nesuderinamų produktų sąrašą, atidarau, duomenų bazė yra nuolat atnaujinama, kad galėčiau kuo optimaliau sudaryti savo planuojamą purškimą. Dėl to, kad pas kiekvieną ūkininką nuvažiuoji, sandėlys, preparatų, elė preparatų, sakant, kombinacijų gali būti įvairių, bet jeigu norim iš preparato gauti tą, ką mes norim iš jo gauti, tai žiūrim, ar aš galiu kombinuoti ar negaliu. O labai šiaip gerą temą palėtei, pats paminėjai, kad begalė produktų rinkoje yra, visi mes tą žinom puikiai, bet sakyk, jeigu nėra produkto tų maišymo partnerių sąraše, ką daryti tokiu atveju? Jeigu maišymo partnerių sąraše produkto nėra, bet tas produktas vis tiek numatytas, kad turi važiuoti į laukus, tai tada palieku sanitarinį langą. 1 para, 24 valandas prieš arba 24 valandas po tokio preparato naudoju U3N. Panaudojus būtent U3N pas save rapsuose? Čia klausimas labai įdomus, kalbant apie, kaip jau daug kur su ūkininkam bendravom, šitą temą Corteva yra mokslinė kompanija, tai prieš pranešdama apie preparato gaunamus rezultatus atlieka labai daug įvairių tyrimų. Tyrimus atlieka profesionaliai, skaičiuoja statistikas ir taip toliau. Tai šių metų statistikos vis dar laukiam, bet ką galiu papasakoti apie praėjusių 2 metų rezultatus, tai rapsuose buvo atlikta 46 bandymai Europoje 22-23 metais, vidutinis derliaus priedas pas mus buvo 165 kg iš hektarų. Smagu, kad mes ir su Ryčiu dviese lankomės pas ūkininkų laukuose, labai malonu, kada lankomės ne savo vališkai, bet esam pakviesti. Pakviesti ir pakartotinai. Tai, kaip sakant, iki smagaus pasimatymo jūsų laukose. Viso.